Sveiki, esu po pirmojo susitikimo su valdu, tai tiesiog norėjau palikti trumpą atsiliepimą, kol esu dar toje būsenoje. Ir tiem, kas svarsto ar dalyvauti ar ne, tai norisi pasidalinti tuo, kad tai turbūt yra pirmas toks susitikimas, kai dingsta mintis, kai ateina labai daug aiškumo, jaukumo, saugumo ir lengvumo. Ir tikrai yra tekę dalyvauti visokio pobūdžio mokymuose, bet tai yra pirmasis, kai supranti, kad viskas yra labai paprasta. Ir viskas aišku, viskas paprasta, nėra taisyklių. Tai labai sunku kažką pasakyti, nes daugiausia tai yra tiesiog reikia patirti. Tai labai tikrai sakyčiau, kad tie, kas svarstote, tikrai labai siūlau pabandyti. Ir va šiandien turėjom pirmąjį susitikimą oficialų, tai nors nagrinėjom klausimus, kur man trūksta aiškumo, bet tai man nekelia jokios baimės, jokios panikos, tai kelia tik tai saugumo jausmą ir aš žinau, kaip atpažinti tai, ko aš ieškau, kaip nueiti ten, kaip tiesiog išlaikyti šitą būseną, kur yra labai gera, bet jo žodžiais nelabai perteiksi. Tai kadangi kažko žodžiais perteikti negali, tai siūlyčiau visiems tiesiog pabandyti. Ir laukia įdomus darbas su savimi. Piliulių, kaip sakant, šiandien nėra. Čia atsakymų irgi kažkokių tai nėra. Čia yra tik tai darbas su savimi, bet aš labai tiesiog su dideliu pasitikėjimu ir ramybė žiūriu į tą darbą, kuris manęs laukia. Ir labai didelis dėkui Valdui, kuris duoda namų darbus, parodo kaip, grąžina į tą būseną ir palaiko. Ir kartu tai yra visiška laisvė eiti savo keliu taip, kaip aš noriu, o ne pagal milijoną taisyklių. Tai tiek.